Šioje pamokoje išsiaiškinsime, kaip reikia rasti trigonometrinių funkcijų reikšmių sritis. Funkcijos reikšmių sritį sudaro visos priklausomojo kintamojo y reikšmės, kurias jis gali įgyti. Ši aibė žymima raide e. Duota funkcija f nuo x lygu sinus x. Nubrėžę šios funkcijos grafiką matome, kad sinusoidė gali įgyti didžiausią y reikšmę 1, o mažiausią y reikšmę -1. Todėl šios funkcijos reikšmių sritis yra intervalas nuo -1 iki 1. -1 ir 1 priklauso funkcijos grafikui. Nagrinėkime funkciją f nuo x lygu kosinus x. Šios funkcijos grafiką gauname sinus x grafiką paslinkę į kairę per pi pusiau, tai yra per 90 laipsnių. Reikšmių sritis išlieka ta pati nuo -1 iki 1. Vadinasi, ir šios funkcijos reikšmių sritis yra intervalas nuo -1 iki 1. Funkcija f nuo x lygu tangentas x. Nubrėžkime tangentoidę ir matome, kad ji gali įgyti y reikšmes nuo minus begalybės iki plius begalybės. Vadinasi, reikšmių sritis šios funkcijos yra nuo minus begalybės iki plius begalybės. Funkcija f nuo x lygu kotangentas x. Nubrėžę šios funkcijos grafiką matome, kad jos reikšmių sritis yra intervalas nuo minus begalybės iki plius begalybės. Pirmas pavyzdys. Raskite nurodytos funkcijos reikšmių sritį. Išsiaiškinome, kad sinus x reikšmės yra nedidesnės už 1 ir nemažesnės už -1. Funkcija y lygus sinus x padalinta iš 2 taip pat gali įgyti reikšmes nuo -1 iki 1. Šios funkcijos grafiko mažiausias teigiamas periodas yra 4π, tačiau y reikšmės tokios pat kaip sinusoidės. Padauginkime gautą nelygybę iš -3. Gauname 3, nelygybės ženklai keisis, -3, sinus x padalinta iš 2, ženklas taip pat keitėsi ir -3. Matome, kad dar prie nelygybės reikės pridėti 1. Pridėkime ir gauname -2 mažiau arba lygu 1 - 3 sinus x padalinta iš 2 mažiau arba lygu už 4. Funkcija gali įgyti reikšmes nuo -2 iki 4. Antrasis pavyzdys. Raskite nurodytos funkcijos reikšmių sritį. Kosinus 3x reikšmės yra nedidesnės už vienetą ir nemažesnės už -1. Padauginkime gautą nelygybę iš 2. Gauname -2 mažiau arba lygu už 2 kosinus 3x ir mažiau arba lygu už 2. Dabar pridėkime 4 prie šios nelygybės. Gauname -2 + 4, tai yra 2, mažiau arba lygu 2 kosinus 3x plus 4 ir mažiau arba lygu už 6. Vadinasi, funkcija gali įgyti reikšmes nuo 2 iki 6. Raskime šios funkcijos reikšmių sritį.
Kosinus x reikšmės yra nuo -1 iki 1. O kosinus kvadratu x reikšmės yra nuo 0 iki 1. Padauginkime abi pusės iš 2. Gauname 0 kart 2 yra 0, mažiau arba lygu 2 kosinus kvadratu x mažiau arba lygu už 2. Ši funkcija įgyja reikšmes nuo 0 iki 2. Ketvirtas pavyzdys, raskime funkcijos su tangentu reikšmių sritį. Šios funkcijos reikšmių sritis yra intervalas nuo minus begalybės iki plius begalybės, nes reikšmių sritis nepakinta, jeigu tangento grafiką paslinkame per 45 laipsnius į kairę ir reikšmes padauginame iš 3. Y reikšmės lieka tokios pat. Užduotis savarankiškam darbui. Sėkmės!